Taigi, kokiu tikslu mes vadovaujamės, pasakojame istorijos, kam jos iš viso reikalingos mums yra? Most of the things we really like, the way we communicate is through stories. Pagrindinis komunikavimo būdas, tai kai mes perduodame patirtį, žinias vienas kitam yra istorijos. We decide very few moments during the day that I give hard, cold facts. Decide a few moments during the day when I give hard, cold facts. Be to, kai dienos bėgyje aš tiesiog pateikiu kažkam kažkokius šaltus faktus, Most of the time we hear stories. didžiąją laiko dalį mes girdime istorijas. TV show or movie is a story. Kai mes matome arba rodome kiną, filmą, mes rodome istoriją. Now I'm telling you a story about stories. Dabar aš jums pasakoju istoriją apie istorijas. When I go home, my wife tells me the story of her day. Kai aš grįžtu namo, mano žmona pasakoja istoriją apie jos dieną. And that's how we pass information from one another, through stories. Tokiu būdu mes perduodame vienas kitam informaciją, istorijų pagalba. The shortest way of a story is an example, right? Pati trumpiausia istorija yra pavyzdys. You can listen to something very complicated, but once you hear a very short example, then you understand. Mes kartais girdime labai sudėtingas ilgas istorijas, bet kai išgirstam trumpą pavyzdį, viskas paaiškėja. Stories give us a sense of order and a purpose. Istorijos mums suteikia tvarkos jausmą ir tikslo. We as human beings love order. Mes kaip žmonės mėgstame tvarką. Since the dawn of humanity, we told stories to one another. Nuo pat žmonijos aušros mes pasakodame vienas kitam istorijas, To feel a sense of order in the world. kad pajusti tvarką pasaulyje. All the folk stories that explain the world around us, religions, science, Visos liaudės istorijos, religijos, mokslas, visi tie dalykai pasakoja mums istorijas. they all tell us stories that try to explain the reality we live in. Tokiu būdu istorijomis bandoma paaiškinti, kokiame pasaulyje mes gyvename. And stories also give us a sense of purpose. Ir istorija suteikia mums tikslo prasme. A few thousand years ago, there were Homo sapiens and Neanderthals. Žinote, prieš kelis tūkstančius metų buvo Homo sapiens gyveno ir neandertaliečiai. And Neanderthals were bigger, stronger. Neandertaliečiai buvo dideli, stipresni. So how can we survive? Tai kaip taip atsitiko, kad mes išlikome? What science finds out that in nature you can bring together a group of up to 50 individuals. Mokslas išsiaiškino, kad į grupę suburti galime iki 50 narių. We see it in apes that are very similar to us. Mes tai matome beždžionių bendruomenėje, kurios yra labai panašios į mus. If I want to be the alpha male, the biggest gorilla in the tribe, Jeigu aš noriu būti didžiausia beždžionė, didžiausia gorila gentyje, I need to have this gorilla, that gorilla to see if this gorilla is okay. aš turiu tam tikrą santykį turėti su viena gorila, padėti kitai gorilai ir panašiai. And we cannot relate to more than 50 individuals. Ir mes negalime turėti santykių daugiau nei su 50 individų. Homo sapiens developed a language Homo sapiens išvystė kalbą, but also animals have a language, like dolphins, monkeys. taip pat ir gyvūnai turi kalbą kaip asilai, delfinai. But we developed a language that is above reality, like a lower level of reality. Tačiau mes išvystėme kalbą, kuri yra virš tos materialios realybės. Which is the story. Tai yra istorija. What makes Lita and not Latvia? Kodėl yra Lietuva ir būtent tokia, ir kuo jis skiriasi nuo Latvijos. Borders of the common story. Tai yra ribos bendros istorijos. Because in order to connect more than 50 people together, I need a common story. Nes jei aš noriu suburti daugiau nei 50 asmenų, aš turiu sukurti bendrą istoriją. And then we teach these stories through the media, through education. Ir tada mes pasakojame, perduodame šitas istorijas per žiniasklaidą, per švietimą. We can live together. Ir tokiu būdu mes galime kartu gyventi. There are two things that are certain in life. Death
Du dalykai yra aiškus ir tikri gyvenime - mirtis ir mokesčiai. Why should they pay taxes? Kodėl aš turėčiau mokėti mokesčius? I'm working hard for my money. Why should they pay taxes? Aš dirbu sunkiai savo darbą, kodėl dar turiu mokėti mokesčius? Because they told me a story that I better pay taxes. Nes jie man papasakojo istoriją, kad geriau jau man aš mokėsiu mokesčius. If people stop believing the story, they have a price. Nes jeigu žmonės nustos tikėti šitą istoriją, mes atsidursime krizėje. What's the financial crisis? Kas yra finansinė krizė? Less banks in the world suddenly? Do we have less food? Do we have less oil? Suddenly in one morning I get up and there is less of everything. Ar mes turime mažiau, tarkim, bankų, ar turim mažiau gamtinių resursų, kitų dalykų? Aš atsibundu vieną rytą ir kas atsitinka, nieko nesumažė. One day a lot of people get up in the morning and don't believe the story. Tiesiog vieną rytą atsikelia daugybė žmonių ir jie netiki tą istoriją, kuri buvo vakar. But it's a real story. If I was an alien, I would come to Earth, I would see people work all month to get this printed paper. Nes istorija pakankamai keista. Žmogus dirba visą mėnesį tam, kad paskui gauti kažkokį popieriuką. You can't eat it, you can't wear it. Negali jo suvalgyti, negali nešioti jo, dėvėti. You try to burn it to warm your house, it will only stay for a short time. Jeigu bandysite pinigais, tais popieriukais sušildyti namus, labai trumpai degs. These papers we call money are part of the story. Tie popieriukai, kuriuos mes vadiname pinigais, yra istorijos dalis. I believe that if I get this paper, tomorrow morning I'll give it to somebody else and he will give me food or electricity. Aš gaunu tą popieriuką, aš tikiu, kad aš galėsiu įsikeisti į maistą, į kitus dalykus ir galėsiu tokiu būdu išgyventi. But if the other one doesn't believe the story, Bet jeigu kitas žmogus netiki tą istoriją, I try to pay it with dollars and euros. jeigu, tarkim, atvykstu į Lietuvą ir bandau atsiskaityti eurais arba doleriais, They told me we're sorry, we can't accept it. na, jie sako, negalim priimti jų. So I could be a millionaire. I have $1 million in my wallet. Taigi galiu būti milijonierium, turėti $1 milijoną You kišenį can buy a bottle of water. Nobody here. ir negaliu nusipirkti buteliuką. Okay? So, what else the story give us? They give us a connection Taigi, ką mums dar duoda istorijos? Jos duoda ryšį. between the storyteller and the people who listen to the story. Tarp istorijos pasakotojo ir klausytojų. Together, now everyone here are sharing a story that I'm telling you. Kad suburti visus čia esančius, aš pasakoju istoriją. So you have something in common, something that connects you. Kad turėti kažką bendro, kas surištų mūsų vienetų. They give us the ability to pay attention, to listen. With small children, it's very important. Istorija suteikia mums galimybę įsiklausyti, padeda įsiklausyti, taip pat akivaizdu su vaikų auklėjime. We live in a global attention disorder. Mes šiuo metu gyvenime globaliai dėmesio betvarkė. We are bombarded with information from morning to evening. Mes esame pumpuojami informaciją nuo ryto iki vakaro. The ability for a child to pay attention to something more than 10 seconds Pastangų daug kainuoja net pritraukti vaiko dėmesį ne 10 sekundžių. is very hard. Tai labai sunku. And stories enable the children to pay attention to something from beginning to end. Ir istorijos padeda išsaugoti, išlaikyti vaikų dėmesio nuo pradžios iki pabaigos. Stories inspire us, open our imagination, Istorijos įkvepia, atveria mūsų vaizduotę, open us to new ideas that are not in our day-to-day life. atveria mus naujom idėjom, kurios nėra kasdienybės dalis. They develop curiosity. Jie traukia mūsų smalsumą, žadina. We as human beings have a very interesting character. Mes kaip žmonės turime labai įdomias savybės. We must have a closure for a story. Mums reikia istorijos pabaigos, kad istorija baigtųsi. If I come to my wife and I tell her, oh, you don't believe what happened to me today. Jeigu aš grįžtu namo ir sakau savo žmonai, nepatikėsi, kas šiandien su manimi vyko. And then I tell her, oh, I'll tell you later. Nu ir po to jie pasako, papasakosiu vėliau. It won't work, okay? Tai nesuveiks. Because we must have a closure to the story. Nes Close the story. mes turime užbaigti istoriją. You know how soap operas
a series of 10,000 broadcasts succeed? Žinote, kodėl sėkmingai veikia sukasi serialai, kurie turi 10 000 dalių? It's very simple. Labai paprasta. In every 45 minutes you have 5 parts. Kiekvienoje 45 minučių atkarpoje yra 5 dalis. You open a story about John or something, okay? Jūs pradeda istoriją apie Džoną, tarkim. Then you open a story about this, this woman, okay? The other sister. Tada pradedate kitą istoriją apie kažkokį moterį, jo du. Then you open a story about his grandmother. Ir tada pradedate trečią istoriją apie senelę. Then you close the story about John. Tada užbaigėte istoriją apie Džoną, You close the story about his grandmother. užbaigėte istoriją apie senelę. But what happens to his sister? Bet kas vyksta su visais seserimi? So tomorrow you have to come and watch again. Nes rytoj, reiškia, ateisite, turėsite ateiti ir išgirsti. 7 years, 10 years, doesn't matter. 7, po 7 metų, 10 metų, nesvarbu. Creativity, okay? Kūrybiškumas. Stories open us to new ways of dealing with problems. Istorijos padeda mums spręsti problemas kitokiu būdu. For example, me as a child, I have a hard time learning to read. Pavyzdžiui, būdamas vaikas, turėjau daug laiko skaityti knygas. But I hear a story about a monk that had the same problem and found this cool way to eat the letters from cheese and learn how to read. Bet vaikystėje, skaitydamas, išgirdau istoriją apie tai, kaip mažytė pelytė iš sūrio išvalgydavo raideles ir tokiu būdu mokėsi skaityti. And I get new ideas how to deal with problems. Ir tokiais būdais aš atrandu naujas galimybės, kaip spręsti problemas. Also, stories allow us, especially with children, to deal with fears. With fears. Dealing with fears. Istorijos mums padeda kovoti su baimėmis. I'm very afraid of the water. Aš labai bijau vandens. But if I hear a story about another child that lives somewhere else that was afraid of the water and how he came over it, then I can deal with my fears better. Bet jeigu aš išgirstu istoriją apie kitą vaiką, kuris įveikia baimę, vandens baimę sėkmingai, tada aš galiu dirbti ir su savo baime. I can look on myself from the side. Aš galiu pažvelgti į save iš šalies. Like my life are a story that I need to solve. Tarytum į savo gyvenimą pažvelgti kaip istoriją, kurią aš turiu įspręsti. Stories give us common values. Istorijos suteikia mums bendras vertybės. That's what I talked about before, about the boundaries of the story between Latvia and Lithuania. Tai yra tai, apie ką aš jau anksčiau šnekėjau, kas sukuria ribas tarp Lietuvos ir Latvijos, pavyzdžiui. Americans are Americans, not because they were born with the same father. Amerikiečiai nėra amerikiečiai vien dėl to, kad gimė, turi tą patį tėvą, tarkim. You have Spaniards, you have white people, you have black people. Yra ir ispanakalbių, yra juodaodžių, kinų ir kitų. But they all were fed up with the same stories, with the same common values. Tačiau jie yra maitinami tomis pačiomis istorijomis, tomis pačiomis vertybėmis. Usually in America it's about the world divided into the good force and the bad force. Dažniausiai Amerikoje tos istorijos suskirsto viską į priskiriamus dalykus gerai jėgai ir blogai. Everybody can succeed and you have a lot of opportunities. Ir kad kiekvienas gali susilaukti sėkmės, yra neribotos galimybės. If I would set an American child at the age of 2 and put him in a cannibal child, Jeigu aš, tarkim, paimčiau mažą vaiką iš Amerikos ir patalpinčiau jį, tarkim, laukinių gentyje, he would have different values. He would eat people for breakfast instead of the McDonald's, okay? ir tokia gentyje, kur klesti kanibalizmas, jisai pradės valgyti žmonės vietoj McDonald's produktų. It's all about the story. Taigi viskas priklauso nuo istorijos. Language. Kalba. Stories allow us to develop a language, as you probably know, help us put our thoughts and create order in our thoughts and create a word. Istorijos padeda mums vystyti kalbą ir struktūruoti ją, sudėlioti tam tikrus dalykus, kad jie mums būtų aiškus kalboje. Complex problems I talked about, I move forward with this translation.
jo, pakankamai sudėtingos problemos, tai pereisim toliau, nes net sunku išversti. Okay, basic structure. Usually in a story we have a hero. Kalbant apie struktūrą, istorijoje mes dažniausiai, kaip įprasta, turime herojų. It can be an animal, it can be an object, it can be a child or a parent. Tai gali būti gyvūnas, gali būti kažkoks objektas daiktas, gali būti vaikas, It can be a group of people. gali būti ir žmonių grupė. And we have an exposition. Ir turime išdėstymą arba turinį. That its role is to get us inside the story. Tai yra tai, kas mus įveda į pačią istoriją. So we hear about this beautiful village where the flowers blossom and the cows are big and red. Taigi mes girdime apie nuostabų kaimą su nuostabiausiam gėlėm ir skraidančiam karvėm. Or once upon a time in a faraway land, blah, blah, blah. Arba kažkada senų senovėje, tolimoje šalyje ir taip toliau. Exposition. Then we have a dramatic situation. Tada mes turim dramatinę situaciją. One morning the cows got up and there was nothing to eat. Vieną rytą karvės prabudė ir nebuvo ko valgyti. What can we do? What happened to our beautiful valley? Ką mums toliau daryti? Kas atsitiko su mūsų nuostabiu slėniu? And then this dramatic situation makes the child listen. It makes the adults listen because they need to close the story. Okay? So nobody 5 minutes ago had any clue about this valley, about the cows, and I even hate cows. No, I don't care about cows. What in my life and cows? Let me play, give me do. But suddenly now everybody needs to do. Everybody needs to know what the cows are going to do. Ir dabar iš tikrųjų iškyla problema, ką karvės toliau darys, kaip jos elgsis. Ir nors kelios minutės prieš tą istoriją visiškai manęs nedomina nei karvės, nežinau, kur ten tas slėnis, kas tai per dalykas, bet dabar iš tikrųjų man įdomu, kuo viskas tai baigsis. And if you told story to children, you know that they won't fall asleep. They will stay up all night until you tell them what happens to those cows. Vaikai neužmigs visą naktį, kol neišgirs, kuo baigės ta istorija, ką toliau daro tos karvės, kas su jomis bus. And then you give a solution Tada mes pateikėme sprendimą and the bigger one. ir kartu su jie dar didesnė problema. The small cow in the valley found out that there was no water in the stream anymore. Mažiausia karvutė sužinojo, kad nėra vandens šaltinis, sako slėnė. She went up the stream, she found out this huge boulder blocking all the water. Ir kai pakyla slėnio aukštyn, pamatė, kad šaltinis yra tiesiog užstatas, užkimštas. Now we have a bigger one. Okay? Dabar mes turime dar didesnę problemą, didelę akmenį. And then we have the climax, the closure. Ir tada mes turim užbaigimą, pabaigą. Somebody has an idea about this house stuff, but I just don't tell you. Ar kas nors žino geriau apie karves, kuo istorija gali baigtis? Okay. Atėjus šimtmečiais kūdas, tai buvo toks karietas, o aš čia kaip nors pralaužė ir One guy named Sid came from the Ice Age and made this stone crack and the water flow. Everybody lived happily ever after. Ir visi toliau laimingi ir gražiai gyveno. So, we can use stories Mes galime naudoti istorijas, to help children deal with, and also humanity, deal with the more complex reality that we're facing today. galim padėti vaikam ir kartu suaugusiam gyventi sudėtingo ir vis sudėtingesnėje realybėje, kurioje mes dabar esame. One of the biggest problems we are facing today on a global level as humanity or as people who are going to new situation Didžiausia problema, su kuria dabar žmonija ir kiekvienas žmogus individualiai susiduria šiandien, that challenges are becoming very complex. kad iššūkiai tampa labai sudėtingais. Global problem.
Problemos tampa globaliomis. Climate change, Klimato kaita, finansinė krizė, the problem of depression worldwide. depresijos problema, kuri labai yra paplitusi dabar. And in order to solve those problems, we must work together in order to deal with these big challenges. Ir kad įspręsti veikti šitos iššūkius, mes turime dirbti veikti kartu. The problem is that in society's values today, this is the Western world, Problema yra ta, kad vertybės, bent jau vakarų pasaulyje šiandien, usually the story we tell children kalbant apie istorijas, kurias pasakome savo vaikam and also ourselves ir tuo pačiu patiems savo, through the media and through the social values per žiniasklaidą, per socialinius tinklus ir vertybės, is a very individual story. tos istorijos yra labai individualios. It's a story of competition. Tai yra istorijos kalbančios apie konkurenciją. Me against the others or us against them. Apie mane prieš kitus, prieš priešą. You see it now with the European crisis. Ta mes matome jo dabartinio ES krizėje. A lot of states in Europe built a union, Daugelis šalių subūrė sąjungą, a monetary union, monetarinę piniginę sąjungą, but they didn't build the story of union. bet ne iki galo papasakojo vienybės istoriją tos sąjungos. I live in Greece and I have the same euro as in Germany. Taigi aš gyvenu Graikijoje ir turiu tą patį eurą kaip ir vokietis. Go there without borders, Aš galiu ten važiuoti nekliudomas sienų, but I don't feel any common thing with the German. bet aš nejaučiu nieko bendro su tuo vokiečiu. My own story. The Germans have their own story. Nes aš turiu vieną savo istoriją, vokiečiai turi kitą istoriją. That's why everything is failing now. Ir dėl to dabar viskas žlunga. Because they don't have a story together. If they had a story, there won't be any question even in hard times. Nes jie neturi bendros istorijos. Jeigu ta bendra istorija būtų, neiškiltų tokios problemos net ir sunkiausiais laikais. Right now we see Spain with the Catalonians voting on Sunday. Ta pati mes matome ir Ispanijoje, kur sekmadienį katalonai balsuos dėl nepriklausomybės atsiskyrimo. They have a separate story, but there is no larger story that brings them all together. Jie turi savo istoriją, bet nėra bendros didesnės istorijos, kuri juos visus suburtų kartu. And this is maybe the biggest challenge that we're facing today in each society on a global scale. Ir tai turbūt yra pati didžiausia problema ir iššūkis, su kuriuo mes susidurime dabar tiek šalies viduje, tiek globaliai. The understanding that we are connected and the key is in cooperation, but we can't seem to build a common story. Kad mes suprantame, kaip esame vieni nuo kitų priklausomi, bet iš kitos pusės neturim kažkokios bendros istorijos, neturim bendrumo, kuris padėtų sukurti bendrą istoriją mūsų. But if you see many, otherwise, a lot of scientists and a lot of people today understand that we must go to a common story, otherwise we can't survive this. Daugelis žmonių, įskaitant daugybę mokslininkų, dabar supranta ir sako, kad mums reikia turėti bendrą istoriją. Priešingų atveju mes net negalėsim išlikti kaip žmonės. One of the most powerful stories in that is the story of how do you say that? Biology evolution. I don't know if you know biology evolution. Ir viena iš stipriausių istorijų tarpe yra biologinė evoliucija, jeigu taip galime išversti. Few scientists today start to speak about the fact that history moves from very simple self-interest particles into more complex combined systems. Ir istorija yra apie tai, kaip mokslinis tyrimas, kad visa evoliucija prasideda nuo vienos labai mažos dalytės arba ląstelės individualistinės ir vystosi į žymiai sudėtingesnės gyvybės formas. We see it in a lot of fields. For example, we see how an amoeba become a bug.
Ir mes tai matome daugelį sričių, matome pavyzdžiui, kaip ameba tampa sudėtingų kūnų organizmu. There was an individual cell that couldn't survive anymore because the challenges became too big. Mes matome iš istorijos, kad aplinkybės tapo sudėtingesnės ir jau ląstelė tą negalėjo išgyventi. Joined other cells and created our cell. Ir tokiu būdu, kad įveikti tos iššūkius naujus, jungiasi su kitomis dalytėmis, kad A cell in our body is built like different parts that came together. ir tokiu būdu susiformavo normali ląstelė, pilnavertė, ir tokiu būdu jinai galėjo išlikti sudėtingesnėse sąlygose. Also in our body there are systems that sometimes they will fight one another. Mūsų kūne yra net ląstelės, kurios tarpusavio kovoja, But it came together into one very complex creature. tačiau jos yra vieno kūrinio dalis, vieno organizmo. We see it also in the development of the web, for example. Mes tai matome, Internet. mes tą patį matome ir interneto susikūrėme ir vystymėse. Used to have individual computer Mes naudojame individualius personalinius kompiuterius, that used to talk with one another. kurie bendrauja tarpusavį. They started joining into a more complex system. Ir palaipsniui jie pradėjo jungtis į žymiai sudėtingesnės sistemas, That is called the internet. kuris vadinamas ta sistema internetu. This thing that is called the internet or the web doesn't exist in each computer. Ir tas dalykas, internetas arba pasaulinis tinklas, jisai nėra kažkokiam tai viename tame kompiuteryje, jisai yra tarp jų. Or in a certain server or a cable. Ir ne kažkokiame tai kabelio ar serveryje. It exists in the connection between a lot of parts. Jis egzistuoja ryšyje tarp daugelio dalių. Also our body. Tas pats su mūsų kūnu. Iran Iranas, aš. doesn't exist in my heart or my liver. We used to think 500, 1000 years ago. Nesu savo tik tai širdyje arba skrandyje, kaip buvo anksčiau galvojama prieš kelis tūkstančius metų. It exists in the connection between the different organs. Tai yra tarp įvairių mano kūno dalių organų. And that's how it is in the ecological system and everything. There is something that when you combine the parts creates a new thing. Tai tas pats ir kitose sistemose, tarkim ekologinėje, kai atskiros dalys sukuria kažką tai tokio, kas yra ryšys tarp jų. This is what we need to create now in humanity. Ir tą patį mes dabar turime sukurti tarp žmonių, tarp vaikų. Why is it important, especially with children? Kodėl tai yra svarbu, ypatingai vaikam? You understand, usually in stories when you want to bring people together, or children together, or nations together, you need a common enemy. Dažniausiai, kad suburti žmonės ir vaikus, reikia bendro priešo tam, kad istorija vyktų. That is not so. Because you teach people to hate. Tai nėra gerai, nes tokiu būdu žmonės mokomi nekęsti. But how would I unite them otherwise? Bet kaip man juos suvienyti kitokiu būdu? Yeah, during all history, that's the way it was. If you want to unite people, you need to be enemies. Visos istorijos bėgiai, jeigu tu nori suvienyti žmonės, tu turi priešą. But when your story is a story of hate, Tačiau jeigu tavo istorija yra apie neapykantą, at the end you hate your own people, or your own family, and hate will go inside of society. tačiau tokiu būdu neapykanta persismels tiek tavo tautoje, tiek tavo šeimoje ir visoje bendruomenėje ir neapykanta įsitvirtins. And you'll be sadder. You'll be less happy. Ir tokiu būdu nebus pasiektas džiaugsmas. One of the major things that today we are talking about in happiness research and happiness science Ir dabartinėme mokslo pasaulyje yra šnekama net apie džiaugsmo mokslą. is that happiness, the main factor in happiness is the quantity and quality of our relationships with others. Kad džiaugsmo kokybė priklauso nuo žmonių tarpusavio santykių kokybės.
if I want to build that kind of story of cooperation between children, so they'll have a happier life, Ir jeigu aš noriu sukurti istoriją apie bendradarbiavimą, bendrumą, kad sukurti jam laimingesnį gyvenimą vaikams, that they experience the feeling of together, of being part of something greater than themselves, kad jie galėtų pajusti bendrumo jausmą, priklausimą kažkam dideliai istorijai. I must overcome the rejection they have from the connection. Aš turiu veikti, padėti jam įveikti tą pasipriešinimą tokiam ryšiui. And that's why if we build a story that talks about individual connection, Ir todėl, jeigu aš noriu sukurti istoriją, kuri kalba apie tarpusavio ryšį, we relate to the separation between us as the enemy. mes atskirtumą tarpusavę iškeliame kaip priešą. So we are all united in order to go above what separates us. Taigi mes susivienijame, kad įveikti tai, kas mus skiria. And if we share the same story, story that connects us, inside of it, each one can find his own story. Ir tokiu būdu, turėdami bendrą istoriją, kiekvienas dalyvaujantis toje istorijoje gali atrasti savo dalį toje istorijoje. And this is very important. Ir tai yra labai svarbu. When you want to build a story that connects people together, Jeigu mes norime sukurti istoriją, kuri sujungia žmonės, you must allow each child or each person to build his own story. mes turime leisti padėti kiekvienam iš vaikų sukurti savo istoriją. You must allow each one to be a hero in the collective story. Mes turime suteikti galimybę kiekvienam vaikui būti herojumi didvyriu kolektyvinėje istorijoje. Usually in our world, we don't like heroes. Na, dabar mes šiuolaikinėse istorijose nelabai mėgstam We didvyrius. prefer that everybody will sit quiet and shut up. Mes pagėdavome, kad visi turėtų sėdėtų ramiai, užsičiaupę. Why? Because if they'll Kodėl? do what they want, then it will be a big mess. Everybody does what they want. It's going to be a big mess. Nes jeigu kiekvienas pradės veikti, tai tiesiog bus didelė betvarkė. But if from the beginning everybody are oriented to their common story, everybody wants to create a common story, then everybody builds his own story in a way that he can contribute to the global story. Bet jeigu nuo pat pradžių istorijos kūrimo kiekvienas iš dalyvių nukreipia save bendros istorijos kūrimui, kurioje jisai galės prisidėti ir turėti savo dalį. Now, it's very important if you want to create a happy human being, Ir jeigu mes norime sukurti laimingą, būti laimingais, to live in autonomous, to give him the feeling that he decides what he wants to do. reikia suteikti laisvę, autonomiją žmogui tame, ką jisai nori veikti. And if you build the right story, it's possible. Ir jeigu istorija yra sukuriama teisingai, tai yra įmanoma. For example, I can come to a classroom Tarkim, aš galiu ateiti į klasę and I can tell them, okay, today we're going to teach, we're going to learn 1, 2, 3, 4, 5. ir galiu pasakyti, na gerai, dabar mes mokysimės apie tą. They'll feel very passive. Jie jaučiasi labai pasyviai. But if I tell them that we have a problem, today we have a big journey that we must go together. And we have this mission or this task that we must stand up to. Bet jeigu aš ateinu į klasę ir sakau, žinote, mes turime problemą. Šiandien mes vyksime į nuostabią kelionę, bet reikia padaryti tą ir tą. And in order to achieve it, we must do 1, 2, 3. Ir kad nuvykti sėkmingą tą kelionę įvyktų, mes turime padaryti tą. Each one of them will want to participate in the story and learn what he needs to learn in order to succeed and close the story. Ir kiekvienas iš vaikų nori įsijungti į tą istoriją, kad pasisektų visiems, kad ta istorija įvyktų ir kad rezultatas būtų geras. Stories allow us a sense of mastery. Istorijos mums suteikia galimybę jaustis procesų valdytojų. For example, if I come to the children and tell them about, okay, now you want to learn what I'm going to teach you, so you have a good profession and make money.
Na gerai, tarkim, pavyzdys galbūt. Aš ateinu į klasę, pasakau vaikui, kad jeigu padarysim tą ir tą, tai tokiu būdu galėsi užsidirbti daug pinigų. Nuobodu. But if I can tell them, today we start a journey, so every one of us will be the king and queen of man. Bet jeigu ateinu į klasę ir pasakau, mes dabar vyksim į kelionę ir jos metu kiekvienas iš jūsų turės galimybę tapti matematikos karaliumi bakaliu. Greatest wizard of, I don't know, fractals. Arba didžiausių išminčių, tarkim, trikampio arba geometrijos. Then I want to participate in that because I can be a master of that. It gives me a sense of being part of the story. Ir tada aš galiu būti jaustis kaip valdovas, kaip proceso valdytojas, tokiu būdu įsilietamas į istoriją. Okay. Now what we'll do, I want us to start playing a bit with story. Taigi, ką mes dabar padarysim, turiu pradėti žaisti su istorija. I want to give you an example of a very short story. Pateiksiu trumpą pavyzdį apie trumpą istoriją. Child comes to his grandfather's house Vaikas ateina pas senelį namus and he looks a bit upset. ir yra nusiminęs šiek tiek. And the grandfather asks him what happened. The child said that today he was in school. Ir senelis paklausė, kas vyko, vaikas sakė, kad nebuvo šiandien mokykloje. There was a very weird situation there. Ir buvo labai keista situacija ten. And one of his friends made him very angry. Ir vienas iš draugų labai supykdė. He didn't know what to do. Ir jis nežino, ką daryti. Because from one aspect, it's his friend. He likes him. He wants him to be his friend. Ir nes iš vienos pusės jis yra jo draugas, jis nori būti gerose santykiuose su. On the other hand, he felt a very strong urge to get mad on his friend or hit him. O iš kitos pusės jis jautė polėkį sutrenkti arba kažką nemalaus padaryti tam draugui. Grandfather tells him that he was in the same situation when he was young. Taigi senelis papasakojo jam, kad jisai vaikystėje buvo lygiai tokioje pačioje situacijoje. The child asked, really? And what did you do? Ir vaikas sako, iš tikrųjų, ir kaip tu pasielgiai? And the grandfather said that he understood that inside of him there are two wolves. Ir senelis pasakė, kad toje situacijoje suprato, kad jame yra du vilkai. A bad wolf that wants to eat others, to hit them. Blogas vilkas, kuris nori suėsti, trenkti. A good wolf that wants to connect with other people and feel the joy of being together. Ir geras vilkas, kuris nori būti ryšyje su kitais žmonėmis ir teikti jiems džiaugsmą. And they are fighting all the time. Ir jie pešasi tarpusavyje visą laiką. It really depends on who you feed with your thoughts. Ir viskas priklauso nuo to, ką tu savo mintimis maitini. If you feed the bad wolf, you will grow stronger. Feed the good wolf. Jeigu tu maitinsi blogai vilką, jisai sustiprės ir nugalės gerąjį. If you feed the good wolf, then he will get stronger and be the bad wolf. Jeigu maitinsi gerąjį vilką, jisai sustiprės ir nugalės blogai. Now, we did a test with this story, okay? You tell the story how much it took you, 5 minutes, right? After that, all year long, every situation in the classroom between the kids was measured according to the good wolf or the bad wolf. And who I gave food to, the good wolf and the bad wolf. Taigi buvo padarytas eksperimentas, kad istorija iš tikrųjų trunka kelias minutės, bet papasakota klasėje buvo viskas vertinama po jos, ar aš savo veiksmais maitinu blogąjį vilką ar gerąjį, kiekvienas iš mokinių. And it shows you the power of story, how we as adults, or especially kids, children, how they grasp the story, how it lives inside of them, how does it help them to relate to very unpleasant situations. Ir iš tikrųjų šitas pavyzdys parodo, kaip vaikas įsijaučia, gali įsijausti į situaciją ir istoriją ir kaip tai gali jam padėti išspręsti savo asmeninę istoriją. It's not trivial that a 6-year-old boy will
analyze how he feels in a situation that he wants to hit and he wants to connect, and he has these two forces inside him. I know adults that can do that. Tai nėra kažkoks visiškai abstraktus dalykas, ta prasme, kad vaikas realiai įsijaučia ir svarsto, mato tą istoriją, kaip jinai veikia realiai jo gyvenime. That's what this is an example how you can use this tool, story. Ir tai yra vienas iš instrumentų, kaip mes galim panaudoti, pavyzdžių, kaip mes galim panaudoti šį instrumentą istorijos. And what we'll do now, we'll try to build stories. Tai ką mes pabandysim padaryti darbą. Story will divide into groups of 8 to 10. You can do a circle, and we'll build together in phases. Each group will build a story. You decide which story, okay? And after you pass through this process once, you see how simple it is to come out with stories and how to use them in day-to-day life, okay? So just create circles of, let's say, 7 to 10 people, and we'll start, okay? Taigi, ką mes pabandysim, tai yra sukurti istoriją, susiburdami į ratelius nuo 8 iki 10 žmonių. Turime popieriaus lapų ir tai gali būti pelytė, gali būti kolektyvas, gali būti belekas. Ir turim turėti taip pat iššūkį, tai yra užduotį, kurią reikės įvykdyti tam didvyriui arba herojui. Tarkim, spręsti sudėtingą matematikos uždavinį, užlipti į kalną arba kažką kitokio nuveikti. Who is the addressee of the story? Who the story is dedicated to? You can decide. You Jūs can galit nuspręsti. What you need to do in the we have a problem with the computer. I don't know what's that. Soon we'll fix it. But the second stage will be to write down a consequence. What will happen if the hero won't stand up for the challenge? For example, my hero is I don't know. No? Cow, okay? And the challenge is that the cow needs to make the water flow in the river again. And now I need a consequence. What will happen if she won't do it? Then all the cows will die. Or if you don't want to be so dramatic, then they'll have to move on to a different valley from the valley that they love and were born in, okay? So a consequence. What will happen if the hero won't stand to the challenge? Šalia didvyrio ir iššūkio mums dar reikia pasiekmių, tai yra kokios pasiekmes bus, jeigu didvyriui pavyks susitvarkyti su iššūkiu arba nepavyks, ar tarkim taps mylimas ir gerbiamas visame slėnyje, jeigu pavyks, jeigu nepavyks bus ištremtas ir panašiai, taigi apie pasiekmę. Įvairias galimybės pasiekmes, bet įsirinkti vieną galutinėme rezultate. Aptarti kelis variantus, bet įsirinkti vieną.
Okay, what will happen if you won't stand to the challenge, okay? Kas įvyks, kai herojus susidurs su iššūkiu? You can improve it later on, okay? You can improve it. Galėsime tai patobulinti vėliau. Okay, next stage, you need to choose 3 characters and how do they relate to the hero and the challenge. For example, if my hero was the cow that has to find where the water went, okay, and if not, all the cows would have to leave the valley, then I choose 3 characters. Translate? Sekantis etapas, reikia išsirinkti 3 veikėjus, kurie bus susiję tiek su herojumi, tiek su iššūkiu. Tai yra, kaip jie padės veiks kartu su herojumi. So for example, I have the wise owl that lives in the forest and knows everything, and the cow goes to him to find to get an advice. Tarkim, istorijos su karvėmis pavyzdžių, tai galėtų vienas iš veikėjų būti išmanioji pelėda, kuri nuėjus pas kurią, tarkim, gaunamas patarimas, kaip galima geriausiai išlaisvinti upelį. And they have the mother of the cow that believes in her and tell her not to give up until she finds a solution. Ir tarkim, kitas veikėjas galėtų būti tos karvės mama, kuri, tarkim, įkvėpia ir padrasina, kad iš tikrųjų galime įveikti tą iššūkį ir išlaisvinti upelį. And I have the goat that wants all the cows to go out of the valley and always come to the cow and say, you'll never make it, you don't know nothing. Ir tarkim, yra ožka kaimelė, kuri kaip tik agituoja priešingai prieš tą karvę ir sako, varom lauk iš to kaimelio, čia vis tiek niekas nepavyks, žlugęs reikalas. Okay, so 3 characters and how they relate to the hero and the challenge. Taigi, reikia dar 3 veikėjų, kurie būtų susiję tiek su herojumi, tiek su iššūkiu. Ar visi jau turime 3 veikėjus? Okay, good. So, next step. Sekantis žingsnis. What are the requirements that the hero needs to the requirements that the hero needs to stand to in order to solve the challenge or the problem? Kokie turėtų būti reikalavimai herojui, kad jisai galėtų stoti prieš tą iššūkį? For example, in order to find out what blocks the water, the cow has to go up the stream through the forest. Pavyzdžiui, tam, kad atblokuoti, išgelbėti upelį ir pakilti iki jo, karvė turi praeiti, tarkim, mišką. But in the forest there are wolves and she is afraid of wolves, so she needs to overcome her fear. Bet miške yra daug vilkų ir kad praeiti tą mišką, jai reikia įveikti vilkų baimę. And then to move the boulder from the stream, she needs to go to the cave and convince the men from the Stone Age to come and break the boulder. Ir tam, kad išlaisvinti upelį ir suskaldyti akmenį blokuojantį, reikia nueiti pas žmonės, tos olų žmonės, kad jie padėtų tą padaryti. Okay, so what are requirements? Requirements are like small challenges that you need to solve in order to solve the big challenge, okay? So it's like small challenges
choose 3-4 small challenges that you need to solve so you can solve the big challenge, okay? Taigi šie reikalavimai yra kaip mažesni, smulkesni iššūkiai, kuriuos įveikti reikia, kad įveikti pagrindinį. So, I need to have events as forewarnings. Meaning, what's a forewarning? It's like a hint, okay? Taigi, laukia dar 2 etapai, kuriuos mes apjungsime ir į vieną. Taigi, esmė yra, kad mums reikia užuominos. For example, I can start the story by saying that the thing that made the valley so flourishing was the water that came all the time, okay? Tarkim, pavyzdžio atveju, kad būtent vandens pagalba slėnis ir tas kaimelis klestėjo ir viskas žaliavo. So it would be clear that if later on there would be no water, everything would die. Tai yra kaip užuomina, kad jeigu nebus vandens, tai viskas tiesiog išnyks ir mirs. Or for example, if I know that the cow needs to go through the forest with wolves, Arba jeigu karvė turi pereiti mišką, kuriame yra daugybė vilkų, I can talk about it in the beginning of the story and say that there once lived a cow that was most afraid of wolves. tai istorijos pradžioje užsiminti, kad vieną kartą gyveno karvė, kuri labai bijojo vilkų. Okay, you got it? What's forewarnings? It's like hints for the challenge that come before, okay? Tai yra, reikia užuominos istorijos pradžioje, kuri susietų mus su iššūkiu istorijos vėliau. Dar vienas dalykas, kurio mums reikia, tai yra herojaus arba didvyrio auka arba pasiaukojimas. Tai yra, ką jisai turi atlikti, kaip turi pasiaukoti, kad įveikti tą iššūkį. Ir pavyzdys galėtų būti, kad tarkim išlaisvinti upelį reikia gauti kažkokį kūjį, kad jį gauti turi kažko atsisakyti ar paaukoti, ne iki galo supratau šitą. Okay, so forewarnings and sacrifice, 5 minutes, okay? Taigi 5 minutės. Dar vieną dalyką, pagrindinis etapas, turėsite 10 minučių, kai galėsite užbaigti visą istoriją iki galo. Okay, so the last thing is the dividends or the rewards. For example, in our story, Taigi, paskutinė dalis yra dividendai arba atlygis su istorija. after the cow got the boulder out of the way and the water returned to the valley and everything was saved, Po to, kai karvių išlaisvino upelį, vanduo pradėjo tekėti slėnių žemyn ir viskas buvo išgelbėta, the people living in the village in that valley made that cow the symbol, and up until today, žmonės tame kaimelėje, tame slėnyje pavertė karvę simboliu ir iki pačios dienos. when you drive to that village, you see the face of that cow on the signs and flags. Kai važiuoji pro tą kaimą, matai didžiulį skaptuotą karvės veidą olose. Okay, so you have 10 minutes to close if you didn't finish before, the rewards and the story, and then we'll listen to the stories, okay? Taigi turime 10 minutes and then story time. 10 minučių užbaigti tom dalim, kurių dar nebaigėte galbūt, ir paskutinę dalį. Po to bus istorijų pristatymas. Okay, good. So who wants to start? Kas norėtų pradėti? Which group wants to start? Kuri grupė nori pradėti?
Kartą gyveno žvaigždutė, kuri nemokėjo mirksėti. Visą dieną, savo visą gyvenimą, visomis dienomis ji mėgavosi savo atvaizdu žemės vandenyne. Dar ji turėjo gražią mažą spalvotą dėžutę, kurioje buvo pipirinės kometos dulkės. Mama jai sakė, kad tą dėžutę ji gali atidaryti tik dideliai bėdai nutikus. Vieną dieną jos atvaizdas vandenyne taip mirguliavo, kad ji negalėjo išvelgti savęs. Ji labai susijaudino, prisiminė dėžutę, įkvėpė tik atidarius dėžutę tų pipirinės kometos dulkių ir taip pradėjo čiaudėti, kad nuo to didelio čiaudėjimo pradėjo mirksėti. Didysis astrologas, stebėdamas dangų, pamatė mirksinčią žvaigždę. Jis buvo toks išmintingas, kad tuoj pat žinojo, kad žvaigždę ištiko bėda. Verskite. Tuomet astrologas, galėdamas suprasti žvaigždės, kreipėsi toj pati žurnalistė, kuri labai mėgo įvairiausias naujienas. Žurnalistė buvo taip pat kometa. Ji padėjo išplatinti žinią, kad Žemėje gresia pavojus. O pavojus yra labai didelis. Žmonės tampa su kiekviena diena vis didesniais egoistais ir jeigu jie nesiliaus, Žemė išnyks ir nebus kalėdų. Žurnalistė taip pat išplatino žinią, nes jai patiko problemos, patiko nonsensai. Ir didysis astrologas, kadangi buvo išmintingas, dar žurnalistai pasakė, būtinai parašyk straipsnyje, kad Žemė išgelbės tik žmonių altruistiškas elgesys, kuris turėtų sklisti geometrinę progresiją. Vadinasi, kiekvienas žmogus bent 3 žmonėm turi padaryti kažką gero. Iš tų 3 žmonių, kitie 3 žmonės dar 3 žmonėm turi padaryti kažką gero. Ir taip labai greitai sumažės egoizmas. Ir taip atsitiko. Egoizmas sumažėjo. Žmonės geometrinės progresijos mastais pradėjo demonstruoti altruistinį elgesį. Vanduo nebemirgėjo, įvyko kalėdos ir žvaigždė pamatė per kalėdas daug savo žvaigždelių, o savo atvaizdo vandenyne daugiau niekada nepamatė, bet jie buvo labai laiminga. Istorija. Sėdėjo mokytojas ant mėnulio su vienu batu. Jis visai neblogai jautėsi, niekas nerūpėjo, skaičiavo žvaigždės, tik truputėlį buvo neramu, kad trūko vieno bato. Ir tada atsitiko taip, kad kartais pasišnekėdavo su Mėnulienė, o ta Mėnulienė jo labai nenorėjo paleisti. Ir vieną kartą mokytojas žvilgtelėjo į žemę ir pamatė tokį atspindį keistą. Pamatė, kad žemėje nėra nė vieno mokytojo, o visi vaikai taip verkia, kad baigia apsemti visą žemę. Ir tada mokytojas suprato, kad jo laukia didžiulis iššūkis nusileisti į žemę ir išgelbėti žemę nuo pražūties. Tik tas tą mėnulę labai nenorėjo paleisti, o mokytojui reikėjo įveikti savo ego, išdrįsti, gražiai paprašyti mėnulės, kad jį paleistų. Bet iš tiesų, ir bijojo labai aukščio, bet to, o atsitiko taip, kad ėmė ir atsirišo bato raištelis. Ir tas raištelis
batorius nutįso iki pat žemės. Ir mokytojas suprato, kad jis galėtų nusileisti į žemę tuo raišteliu, bet jis labai bijojo aukščio. Ir staiga kažkas timptelėjo tą batų raištelį. O tą batų raištelį timptelėjo, o tas batų raištelis nusileido tiesiai vienam mokinukui po nosimi. Ir jisai pakėlė savo šarotas akis, pamatė tą raištelį, timptelėjo už to raištelio. Ir mokytojas suprato, kad tai ženklas ryžtis kažką veikti ir daryti. Ir tada jisai, ir jis tada nusprendė išdrįsti ir įveikti aukščio baimę ir ėmė leistis tuo batraiščiu žemyn į žemę. Ir taip jis nusileido į žemę, vaikai nustojo verkti, apsidžiaugė, pamatė mokytoją, nustojo verkti, žemė išdžiūvo nuo vaikų ašarų ir pradėjo šviesti saulė. Ir tada, kai viskas išdžiūvo, mokytojas tarp vaikų žiūri antras jo batas. Ir rado savo tą antrąjį batą ir buvo labai laimingas. Ir vaikų šypsenos taip sušildė visą atmosferą, kad išlindo saulė ir buvo visiems labai šilta, gera ir jauku. Ir mokytojas daugiau nebematė mėnulio, bet jam ir jo nebereikėjo. Jis buvo laimingas ir patenkintas. You can still improve it, but you got the principles. Now, you see, it's very simple. In the end, you have a hero, you have a challenge, other characters, and you need to do something. And you can take any message you want to pass, any situation you want to deal with, even indirectly, and make it into a story. Taigi, nors pradžioje matėte, kad buvo pakankamai viskas sudėtingai atrodė, tačiau galutinėme rezultate pati istorija iš tikrųjų yra pakankamai paprastai ir sklandi. Ir mes matome, kad praktiškai bet kokius dalykus mes galime sudėti į istoriją, kuri iš tikrųjų gali sužadinti jausmus ir tapti gražią istoriją. And you'll see how immediately when somebody listens to a story, he changes his state of mind. Ir mes iš karto pastebime, kad tas žmogus, kuris klausosi istorijos, pasikeičia jo tiesiog mąstysena, būvis. So you're going back to being like a child, very attentive, looking forward to what's going to happen. Ir mes klausydami istorijos tampame kaip vaikai, tampame atidūs ir smalsūs, galvodami, svarstydami, kas toliau bus. So in the end, it's very natural to tell stories and to build stories. It's just a matter of practice. Taigi bendrai istorijų pasakojimas yra natūralus labai dalykas, tiesiog reikia šiek tiek praktikos tame. So I hope you'll take this tool and use it. Thank you, good luck. Taigi, tikiuosi, kad jūs pasinaudosite šią praktiką ir panaudosite tai ateityje. Ačiū.